Labą dieną visiems. Šiandien turim 119 užsiėmimą. Praeitą kartą kalbėjom apie Italijos kelią į susivienijimą. Šį kartą pakalbėsime apie Austriją, Vengriją ir Balkanų tautas. Pirmiausiai apie Austrijos imperiją 1815–1867 metais. Taigi Vienos kongrese Austrija vaidino vieną pagrindinių vaidmenų, sudarant taiką Europoje. Austrijos kancleris Meternichas pirmininkavo kongreso posėdžiams ir turėjo nemažai įtakos nustatant naują pokarinę tvarką senajame žemyne. Vienos kongrese Austrijai galutinai atsisakė savo buvusios provincijos, tai yra Belgijos. Už tai Austrijai buvo grąžintos Napoleono atplėštos Šiaurės Italijos teritorijos, tai yra Lombardija ir Venecija. Austrija vadovavo Vienos kongrese sukurtai Vokietijos sąjungai. Sudaryta taika ir įsivyravusi jėgų pusiausvyra dažnai vadinama Meternicho sistema. Austrijos kancleris buvo už tai, kad visose Europos šalyse būtų atkurtos senosios monarchijos ir išlaikytos kongrese nustatytos valstybių sienos. Todėl Austrija aktyviai slopino revoliucinius ir nacionalinius judėjimus ne tik Vokietijos sąjungos kunigaikštystėse, bet ir Italijoje, Lenkijoje. Pirmoje XIX amžiaus pusėje Austrijoje prasidėjo pramonės perversmas. Ypač sparčiai pramonė vystėsi Čekijoje bei Austrijos sostinėje Vienoje. Besiplečiant fabrikiniai gamybai išaugo ir socialinės problemos. Miestus užplūdo vargingi valstiečiai, ieškantys darbo ir pragyvenimo šaltinių. Ne tik skurdas, nedarbas, bet ir nacionalinės problemos aštrino padėtį Austrijoje. Habsburgų imperija buvo daugiatautė. Čekai, Lenkai, Slovakai, Vengrai, Kroatai ir kitos tautos buvo nepatenkintos vokiečių dominavimu ekonominėme bei politinėme šalies gyvenime. Nežiūrint šių problemų, buvo ir nemažai pertvarkymų. Valstybės valdymas buvo gerokai liberalizuotas. Daugiau teisių buvo suteikta vietiniams valdžios organams. Galicijai, Kroatijai, Slovėnijai suteikta ribota autonomija. Mokyklų nebekontroliavo bažnyčia. Buvo reformuoti teismai ir suteiktos lygios teisės žydams. Praktiškai buvo panaikinta cenzūra, įvykdyta kariuomenės reforma. Apie lygių teisių suteikimą Vengrijai. Austrijai pralaimėjus Italijoje ir patyrus nesėkmę prieš Prūsiją, iškilo būtinybė reformuoti imperiją.
Ypač aktyviai autonominių teisių ėmė reikalauti vengrai. Po ilgų derybų 1867 metais Pranciškus Juozapas I pritarė naujai imperijos konstitucijai ir Vengrijos teisių sulyginimui su Austrija. Vengrija ir Austrija tapo savarankiškos imperijos dalys, kurias vienijo personalinė unija, tai yra Austrijos imperatorius buvo renkamas Vengrijos karaliumi. Abi valstybės dalys turėjo savo atskirus parlamentus ir vyriausybes. Bendra buvo tik užsienio politika, kariuomenė ir valstybės finansai. Tačiau lygių teisių suteikimas vengrams neišsprendė visų nacionalinių problemų. Nepatenkintos naująja tvarka liko slavų tautos. Klausimai ir užduotys. Pirma. Trumpai papasakokite apie Austrijos imperiją 1800–1867 metais. Kaip po Vienos kongreso pasikeitė Austrijos valstybės sienos? Kodėl po Vienos kongreso Europoje įsitvirtinusi jėgų pusiausvyra buvo pavadinta Meternicho sistema? Kokios problemos XIX amžiaus pirmoje pusėje iškylo Austrijos imperijai? Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis. Antra. Trumpai papasakokite apie lygių teisių suteikimą Vengrijai. Kaip buvo valdoma naujai sukurtoje Austrijos-Vengrijos imperijoje. Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis.